ką, merginos, ar jau parašėt planus, kaip pamokyti trenerę Ebi? Taip, naktį juodai nudažyti Ebi plaukus. Knopana idėja nebloga, bet bus sunku ją įgyvendinti. Gerai, užrašiau. Užrakinti Ebi sporto salėje visai nakčiai. Nastė, apie ką tu kalbi? Ar žinai, ką jis su mumis padarytų vėliau? Ji bijo tamsos, kaip ir aš beje. Talismane? Gal kažką sugalvoji? Užpilti šaltų vandeniu Ebi visų akivaizdoje. Na, toks. Aš parašiau paversti Ebę zombę. Tada ji būtų išvaryta iš sodybos. Oho, tu tikriausiai labiausiai nekenti Ebi iš mūsų visų, taip pat sunkiausias planas. Toks dalykas ji man jau trukdo. Gerai, draugai, metam mūsų planus čia. Tada talismanas parinks, pagal kieno planą mokysime trenerę Ebi. Talismano? Nagi, aš noriu pamatyti Ebi brunetę. Noriu uždaryti treniruočių salėje. Merginos ar pasiruošusios tai išgirsti, paverskite Ebi zombių ir tada ji bus išmesta iš kaimo sodybos. Aišku, talismanas ištraukia tavo planą. Įdomu, Diana, kaip mes padarysime Ebi zombę. Na, aš galvojau paprašyti Zipo. Jis man neatsakys. Diana, ką tu galvoji? Mes jų nematėm jau savaitę. Na, dar labiau mes ateisim, pamatysim juos ir paprašysim paversti Ebę zombių. Diana, ar nori, kad Zipas pabučiuotų Ebi? Na taip, kaip manot, jis nesutiks? Nežinau, Diana, reikės labai gerai įtikinėti. Zipas tave įsimylėjo. Knopa, mes ateisim ir aš jam paaiškinsiu visą situaciją. Diana, o jei viskas klostysis ne pagal planą, Zipas taps normaliu berniuku, o Ebi netaps zombiu. Na tada aš turėsiu šaunų vaikiną, o ne zombį. O Ebi parinksim kitą planą. Taigi, ar eisime į zombių namus? Eime. O Diana, man tai kažkaip baisu. Nesvarbu, Ebi seniai turėjo būti pastatyta į savo vietą. Draugai, viskas turėtų susitvarkyti, eime. Trumpai tariant, aš paruošiau dovaną Knopai ir jį man atleis. Smalikai, ką tu ten padarei vakar? Kas čia per cirkas? Trenerė Ebi, ar galite nustoti mane sekti? Aš tavęs nemyliu ir nemylėsiu. Niekada. Niekada. Smalikai, nusiramink, tu kalbi su mergina. Smalikai, dėl to gali būti išmestas iš sodybos. Aš ne Diana. Lelė, kas naujo pas tave? Pasakyk man, tu man pasakyk, ar radai naują vaikiną? Taip, gali net parodyti jo nuotraukas. Žiūrėk. Žiūrkės, ko čia rėkėt? Eikit iš čia, ar nemato, turiu svarbų pokalbį. Lelė, aš tau parodysiu vėliau, gerai? Aš ten sutikau tokių vaikinų. Aš tau parodysiu vėliau. Jana, čia tokia nesąmonė, aš tai suprantu, Lelė. Šiaip ar taip, trenerė Ebi, turime treniruoti. Ar mes laisvi? Timūrai, tu laisvas, o tu Smalikai, prašau pasilik. Trenerė Ebi, jei visą laiką mane persekiosi, aš nuo tavęs pabėgsiu ir dabar tai padarysiu. Ate. Nieko, Smalikai, vis tiek susitikinėsi su manimi. Jei Ebi pasakė, Ebi taip ir bus. Pica, tu esi mano geriausia. Tu taip pat mano geriausias. Surinksime pinigus, nusipirksime mašiną. Ir mes važiuosime. Na, vaikinai, nustokite apsikabinėti. Padarykite didelį mojito. Gerai, mokytojau, Maikai. Gerai, kuris jums patinka, braškio ar klasika? Na, šiandien karšta, klasikinė. Sveiki, mokytojau, Maikai. Mes norim atlikti išpažintį. Kokia išpažintis? Gerai išpažintį. Nebenorim būti blogos mergaitės, mes nenorime būti nekenčiamos. Gerai padaryta, merginos, tai gerai. O, varlės, ar manote, kad kas nors jumis patikės? Gal jos nuoširdžios. Visi mumis patikės, nevykėliai, nebėra blogų varlių. Dabar esame maloniausi padarai sodyboje. Visada galite kreiptis patarimo pas mus. Mes visada jūs palaikysime ir padėsime. Varlės, tai tikrai ne jūs. Ką jūs čia darot? Sakykit tiesą. Varlės, man reikia patarimo. Kokią suknelę turėčiau vilkėti prieš 101 pasimatymą su Patriku? Klausyk, Brovastė, ar tu tiki varlėmis? Na, gal taip? Brovastė, apie ką tu kalbi? Varlėmis negalima pasitikėti, jos vis tiek kažką rezga. Žuža, tu gali ateiti į 101 pasimatymą su Patriku, bet kuo, ko tik nori. Net su pižama. Blondi, ką tu sakai? Mes geros merginos, na ką patarti? Taigi, ar tikite mumis? Dabar esame maloniausias ir mieliausias merginos, mes jumis netikim. Varlės, davėt man blogą patarimą, jūs melagės. Vaikinai, ar matėte Kostį ir mano automobilį? O, labas, Dima, tu grįžai, kaip atostogos? Koks Dima įdegęs. Pone Maikai, šiuo metu neturiu laiko kalbėti apie savo atostogas. Kostė dingo su mano automobiliu. Kostė yra mano draugas, jis to nedarytų. Taip, jis turi žalius plaukus. Ne, Kostė yra ir mano draugas. Palaukit, kažką girdžiu. O Dieve, kas atsitiko Kostė, jis išbalo iš baimės. Po velnių dabar Dima barsi dėl mašinos. O Dieve, ar jis taip pat serga? Sveiki, atspėk, kas tai. Kostė, kas tau davė leidimą? Kostė,
Dima, man labai malonu tave matyti. Kostė, kas tau tai padarė? Mokytojau Maikai, ar matė tai? Kostė, kaip tu tai paaiškinsi? Taip, Kostė, kaip tu tai paaiškinsi? Ir beje, laikykis toliau nuo mano draugų ir manęs. Dima, tu esi mano draugas. Kostė, aš tau sakiau, jei susidraugausiu su ta žaliaplaukė mergina, tu nebesi mano draugas, supratai? Taigi, vaikinai, kas nori važiuoti su manimi? Man reikia naujo draugo. Grūš, ar galiu važiuoti su Dima? Ne, bravastė, tu nevažiuosi su Dima. Supratau. Dima, aš galiu tau viską paaiškinti, o tu toks ir draugas. Mano nuomonė, Kostė reikia pagalbos. Ženeik. Kostė, manau, vienas bušinys su manimi viską sutvarkys. Atsiknisk. Dima, aš tau viską paaiškinsiu. Dima! Nu ką, Ženeris nesutiko? Galbūt taip geriausia. Kitaip būtum tapus panašiai jį. Tai santykių su vaikinais iš tų namų rezultatas. Oho, Kostė atmetė Ženę. Man jau taip gaila. Varlės, ko norėtumėte išgerti? Mojito. Merginas, mums reikia pataisyti situaciją su Kostė. Bet kaip, mokytojau Maikai, jis nekreipė dėmesio į nei vieną iš mūsų. Ženė buvo atstumta. Žodžiu, Lelė, šie vaikinai yra tiesiog oho. Jana, na irgi nesaky jiems, kad turi draugę Lelę? Žinoma, sakiau, beje, jo pas mus atvyks šį savaitgalį, šaunu. Oi, pašaliniams pas mus lankytis neleidžiama. Na nieko, mes pačios išeisim pas juos. Prašysim labai. Diana, aš manau, kad Merginos, viską mes išspręsim. Sveikos, žiurkės. Sveikos, kur einat? Zikės, ar pamiršot, kad šiandien budit? O gal man reikia priminti? Taip, mes prisimenam, mes jau viską padarėm. Šiukšlių nėra, esam švarios, talismanė. Mes tavim netikim, eime ir jūs mums viską parodysit. O, Jana ir Lelė, kai esat kartu, tai kažkoks ugnikalnis. Jana, Lelė, klausykit jūs, kaip visada netinkamu laiku. Turim ką veikti, viskas. Tai patvirtinu, merginos padarė taip, mes viską. esame kaip ugnikalnis, dabar viską patikrinsime. O jei mūsų apgavote, mes pakviesime jūs čia ir jūs viską sutvarkysit. Eime. Merginos, man atrodo, kad kai Janos buvo kažkaip lengviau. Taip, Lelė nebuvo tokia pikta, kai jos kartu tai tiesiog žiurkiškas piktis. Gerai, merginos, paskubėkime. Vaikinai, merginos šiandien neatėjo. Taip, jos tikriausiai susitaikė su savo krepšininkais. Šiandien svajojau apie Nastę. Ji pasakė: atsiprašau, Zakai, aš nebegrįšiu. Taigi, ar man dabar reikia gyventi su jumis ir žiūrėti jūsų surūgusius veidus? Susiraskite kitų merginų. Merginos mūsų. Ar turim tai? Bet aš myliu Dianą ir aš įsimylėjau Knopą, tiesiog įsimylėjau, o aš niekaip negaliu gyventi be Nasios. Tai štai, vaikinai, tiesiog priimkite tai, merginos nebegrįš. Turėsime gyventi savo zombių gyvenimą. Vaikinai, vasaros atostogos greitai baigsis, o merginos visam laikui paliks kaimo sodybą. Zakai, nesugadink mums geros nuotaikos. Po velnių, aš noriu būti berniukas kaip ir krepšininkai, tokiu atveju visada būtume su merginomis. Jei tai būtų tikra. Merginos, ką dabar pasakysime berniukams? Sakykime, atsiprašau, berniukai, jos mūsų nepaleido. Ne, merginos, mes eisim ir pasakysim, vaikinai, mums reikia jūsų pagalbos. Ne, merginos, geriau sakykite tiesą, kad turite problemų. Taip, talismane, taip ir padarysim. Pasakysim berniukams visą tiesą ir mes pasakysim berniukams, kad turime problemų ir mums reikia jų pagalbos. Eime. Berniukai, sveiki, ar jūs namie? Ką? Vaikinai, ar tai mūsų svajonės įsipildė? Įsignypkite. Tylėk, tai tikrai merginos atėjo. Trumpai tariant, mes nerodysime jokių emocijų, lyg mums tai visai nerūpėtų. Berniukai, sveiki. Taip, mes žinom, kad čia nebuvom labai ilgai, bet mes turime tiek daug problemų. Taip, jūs tiesiog neįsivaizduojat, kiek problemų. Zakai, aš tavęs labai pasiilgau. Nastė, palikim šios tavo mielus žodžius vėlesniam laikui. Atėjom čia su reikalais. Vaikinai, padėkite merginoms, vienintelė viltis yra jūsų. Ar prisimenėte apie mus, kai jums reikėjo pagalbos? Merginos, jūsų nebuvo 8 dienas ir jūs pažadėjote, kad ateisite. Sakykite, ką norit, merginos. Žodžiu, berniukai, mes turime tokią trenerę Ebi. Ji mums nuolat trukdo. Taip, ji nori, kad mes paliktume sodybą. Vaikinai, jūs nenorite, kad merginos jūs paliktų, ar ne? Daugiau niekada jų nepamatysite. Mes to nenorime. Zakai, tu tai sakėjai. Ko jūs norite? Mes nesiruošime trenerį Ebi padėti. Žodžiu, vaikinai, yra taip. Norim, kad trenerė Ebi būtų viena iš jūsų. Taip, tada ji bus išvaryta iš kaimo namų ir pasimatysime kiekvieną dieną. Viskas bus žymiai geriau. Viskas bus puikiai. Beje, trenerė Ebi, miela, Zupai, tau jį patiktų. Zupai, ar padėsi merginoms? Ar norite pabučiuoti trenerę Ebi? Ką tu turi bendro su manimi? Jūs merginos, jūs joms padedate. Žinau, Zakatai, kad tu nesutiksi. O Knopą, matau, tu tokia laiminga. Merginos, aš taip pat negaliu to padaryti. Aš myliu tave tik tai, Nastę.
Zakai, Zipai, ar tu mane myli? Aš tave myliu, nors aš ant tavęs pykstu. Vienas bučinys su trenerė Ebi, prašau, dėl manęs, prašau. Tai vienintelis būdas išmokyti ją pamoką. Viskas gerai, ir aš čia paskutinis, tiesa, paskutinis. Gerai, tai jei taip atsitiks, kaip ji gali mane sutikti pabučiuoti, jei manęs net nepažįsta. O, tai ne problema, pasikliauk mumis. Ebi bus savotiškas staigmena, kaip pasimatymas su Smailiku. Ką, vėl tas Smailikas, nekenčiu to vardo. Tai ne vardas, tai tarsi slapyvardis. Ebi bus užmerktomis akimis. Zipai, tai lengva, trenerė Ebi bus užmerktomis akimis. Tiesiog ateik, pabučiuok ją ir palik. Broli, tu gali susitvarkyti. Vaikinai, tik įsivaizduokite, aš pabučiuosiu šią trenerę Ebi ir tapsiu normaliu berniuku. Visi juoksis iš manęs. O aš neprieštaraučiau pabučiuoti. Per vėlu, pamiršk tai. Zipai, aš žinojau, kad neatsisakysi mums padėti. Dabar atvesime trenerę Ebi. Sukurkit čia romantišką atmosferą, mums nereikia romantikos, ji bus užmerktomis akimis. Merginos, paskubėkite, jau laikas. Taip, merginos mūsų nepamiršo, tikiuosi, joms mums reikia ne tik padėti. Pamatysite, vaikinai, jūs joms padėtate ir jos vėl jūs pamirš. Jei taip sakysi, vadinasi, taip ir bus prikasklė žuvi. Merginos, aš nežinau, ką daryti. Smalikas manęs nuolat vengia. Trenerė Ebi, Smalikas myli tik savo Dianą. Žinot, kiek iš mūsų pusės buvo bandymų užmegzti ryšius su krepšininkais ir kiekvieną kartą tai būna nesėkmė. Jie nori susitikinėti tik su zuikiam šokėjom. Merginos, gal žinot kokių paslapčių, ką mėgsta Smalikas? Aš ruošiau jam vakarienę. Ne, mes nežinom, mums neįdomu, ką mėgsta Smalikas. Paklaus Dianos apie tai. Mes neturim nieko bendra su krepšininkais. Merginos, nesuprantu, atrodo, jūs mane palaikot, bet nepadedat. Trenerė Ebi, labas, mes tavęs ieškojom. Kai kas pakvietė tave į pasimatymą, jis paprašė tave atvesti. Jūsų laukia staigmena. Ar žinot, kad negalite ateiti į mūsų kambarį? Jūsų vanilės kvepalai mus pykina. Eikit iš čia. Mes išeisime tik su trenerė Ebi. Ar tai Smailikas? Na, manęs paprašė nesakyti, tai staigmena. Trenerė Ebi turi tau užrišti akis. Povelniu, kas čia vyksta? Kas nori nustebinti trenerė Ebi? Kad ir kas tai būtų, tai tikrai ne Smailikas. Geriau nesikiškim. Nagi, greičiau. Trenerė Ebi, pirmin. Aš pasiruošus. Trenerė Ebi, būsiu šokiruota šią staigmeną. Niekada nesigailėsi, ateis su mumis. Man atrodo, kad zuikės kažką ruošia. Taip, trenerė Ebi. Trenerė Ebi mums nenaudinga, taigi mums tai nerūpi. Aš pavargau nuo visko, jos klausimai yra tik apie Smaliką. Dima, tu turi padėti Kostei, tai nėra futbolininko išvaizda. Aš įsimylėjau. Įsimylėjai Kostę, tai tavo didelė klaida. Mokytojau Maikai, tegul Kostė šiandien nakvoja telefono būdelėje. Bijome su tokiu žmogumi nakvoti viename name. Gerai, Ebi, pirmin, dabar šiek tiek į kairę. Čia. Aš nebegaliu laukti, būk atsargi. Kas čia? Tai staigmena treneriai. Trumpai tariant, Kostė, sugalvok ką nors kitaip, nes aš negalėsiu su tavimi bendrauti. Šaunu, tu tikras išdavikas. Aš tai girdžiu iš išdaviko taip pat. Ar tu nesupranti, tai yra meilė. Aš kalbėjau apie santykius su šiais vaikinais. Na, Kostė, labanakt. Labos nakties. Sėdėkite ten ir pagalvokite apie savo veiksmus, ponė. Vaikinai, mes esame šeima, turėtume būti tikrai draugiški. Iki, Kostė. Iki, Dima. Tikiuosi, kad ši trenerė Ebi yra graži. Ar tau rūpi? Tu myli Dianą? Na, iš tikrųjų man rūpi, nenoriu bučiuoti negražios. Tyliai jos ateina. Na, Zipai, tikiuosi tau pavyks, o jei negali, aš ją pabučiuosiu. Trenerė Ebi, mes beveik čia. Ar galiu atmerkti akis? Ne, tai staigmena. Trenerė Ebi, gerai, sės čia ant sofos. Nesijaudink, viskas bus gerai. Taigi, trenerė Ebi, dabar tas, kuris tave myli, pabučiuos tave 3 kartus. Juk jis mane įsimylėjęs. Taip, jis suprato, kad tu esi jo svajonių mergina. Pasipurškiai Smaliko kvepalais. Taip. Smaliko kvapas. Taip. Oho, jis tikrai pasibučiavo. 1. Ar galiu nusimti akių raištį? Ne, bus 3 bučiniai. 2. 3. Zipai, tu nepasikeitei, tačiau trenerė Ebi visiškai pasikeitė. Ar galiu nusimti akių raištį? O kas čia yra? Nusiramink, trenerė Ebi, dabar esi visą teisę šią namo gyventoją. Ar bandai man pasakyti, kad ką tik pabučiavau šį vaikiną? Taip. Trenerė Ebi, sveika atvykusi, rytoj susipažinsite su Zalina, užsiimsite šokėjų kursais. Ar tai buvo nestaigmeno apgaulė? Nusiramink, trenerė Ebi. Trenerė Ebi atrodai puikiai. Taip, aš... Jūs, trenerė Ebi, dabar liksite šiuose namuose. Zuikės, tai jūs. Trenerė Ebi, tu dabar čia gyvensi, nes į sodybą tavęs neįleis.
Trenerė Ebi, atsisėsk ir pagalvok apie savo elgesį. Tu negali su mumis taip blogai elgtis. Merginos, mes turime eiti. Kaimo sodyba netrukus bus uždaryta. Ačiū, Zipai. Prašom, tik dabar tu nepamiršk mūsų, gerai? Mes ateisim pas jūs kiekvieną dieną, merginos Seime. Labanakt, trenerė Ebi. Labos nakties. Iki, vaikinai. Ar kas nors man paaiškins, kas vyksta su jumis ir kas vyksta su manimi? Mes esame puikus vaikinai. Aš esu Zupas, aš esu Zakas, Nastios vaikinas, o aš Zipas. O čia yra mergino. Taip, dabar ateina mano sesuo Zalina. Ji taip pat yra palaikymo komandos šokėja. Zuikės, tikiuosi ši Zalina man pasakys, kaip viską susigražinti. Draugai, ar manot, kad per stipriai pamokėme trenerę Ebi? Parašykit komentaruose. Spauskite like, prenumeruokite mūsų kanalą, spustelėkite varpelį ir laukite mūsų naujos šaunios serijos. Iki pasimatymo ir ate. Manau, kad viskas gerai.